ežeras užšalęs. Ten trasa eina iš kairės pusės. Įlenda į tunelį. Ten vat namukas ir dabar vat ten slidininkas pritrauks. Įlenda, o nepritraukti ir šį padariau. Štai kokie vaizdai. Čia yra Hoh-Joch kalnas. Hoh-Joch tai vat ta viršūnė yra. Žiūrėti ten. Šita vat Hoh-Joch. Na ir šitą zoną vadiname Hoh-Joch slėnis, vidinis slėnis toks, čia toks kaip cirkas, kur anksti labai čia spalį jau ten to sniego atsiranda. Priešais vat Wormserhütte, jinai ir žiemą ir vasarą dirba. Dabar tai uždaryta, dar aišku, sezonas. Va čia vat yra viršus vat, kur matosi slidininko krūva. Na ir ten mes stosim. Oi, čia nelabai teisingai darau, gal tai padarom. Čia aš išlipsiu, ten ta pusė yra Grasjoch, yra iš San Galenkircho, iš tos pusės vat, kelias yra kitas keltuvas. Čia yra šiaurinė pusė, Norfeisas, vat, gerai atrodo. Jau taip padroštas, neblogai. Ir ką, ateina savaitė sniego, visą apačioje gal ten biškį bus ir šiltesnė truputį oro kitą savaitę, bet čia tai viskas snigs tikrai. Ir bus labai smagu. O nuo kito savaitgalio atsidaro jau Silvereta Montafon kurortas šitas, kur čia esam. Tai čia yra tik trečdalis kurortų, čia matoma yra. Kita dalis yra už Keteros į tą pusę ir dar yra Nova, dar yra čia maždaug, tarkim, 30%, 20% yra kita pusė, ar 25, ir dar yra, dar kita slėnio pusė dar yra keltuvas. Aha. Na va, tai va, čia Hoh-Jochas gerai atrodo. Štai pirmas mano reportažas iš Montafono atvažiavom ir slidinėsim daug. Nu nedaug, aš turiu 2,5 valandas kažkur, tai jas ir pasinaudosim.